Sveiki, šiandien pamokysiu, kaip sukurti gražų ir kokybišką tekstą. Pirmiausiai einame į Photoshop folderį. Pas mane, kadangi nuliai yra gal kažkur kitur susirasite. Čia nuo pirmo pas mane reikia. Taigi, susikūrėme naują lapą. Iškilarinam pas mane čia. Taigi pas mane lapas bus toks. Aš užrašysiu pamoką. Jūs norėsite tik jau taip pasirašyti. Pamoka. Taigi iš tekstų visaip nekraipysim. Kaip norėsite, taip jūs ir pasidarysite. Spaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirenkame Convert to Smart Object. Po to ir vėl dešinį pelės klavišą pasirenkame Duplicate Layer. Padarome tokias 4 kopijas. Ctrl Alt ir A spaudžiam. Pamoką atžymim pirmą. Vėl Duplicate Layer. Po to spaudžiam Ctrl ir žymim kitus. Pamoką paliekam. Taigi spaudžiame Convert to Smart Object. Toliau pasirenkame, spaudžiam šičia ir Drop Shadow. Toliau Gradient Overlay. Pasirenkame štai šitą. Da kaip norite. Štai žymim spalvos taip. Parodysim. Jūs pagal save galėsite viską pasidaryti. Drop Shadow pasirenkame, nustatome štai tokius nustatymus. Toliau eina fonas. Taigi spaudžiame background. Čia įsijungia netyčia.
Štai šitą pasirenkame. Spaudžiame ant spalvų. Ir štai nusistatome, kokią jūs norite spalvą. Štai ir aš dėsiu per vidurį rutuliuką. Tokį šviesesnį. Ir spaudžiame. Nu, galite jūs ir taip pat galite pridėti su rutuliuku, taip. Taigi toliau spaudžiame filter, tekstūraizer, biškį nekrauna. Štai kokį norim, tokį susirandame, kad tektų svarbiausia tekstą. Nes kadangi tuoj čia man lagina. Štai tokį pasirengsiu. Iškraunu. Štai ir pamoka baigta. Galite saugoti. Viskas. Štai parodysiu jums sukurtą savo paveiksliuką. Nukeliu ir paėmiau. Štai toks paveiksliukas jūs turėjau gauti. Ačiū, kad žiūrėjote mano pamoką. Ką?